gyvos pasakos. Labas visiems vaikams ir jų tėveliams, esantiems kartu su Gyvos pasakos YouTube platformoje. Su jumis mama Elfė. Na, o šį kartą Triušelis Petriukas ir jo pasaulis knyga Metų laikų pasakos. Pavasaris. Pirmasis skirsnis, skyrius galima sakyti, sėklų sėja. Triušelio Petriuko letenėlės lietė minkštą ir šiltą pono Makgregoro daržo žemę. Su pusbroliu Benjaminu jiedu tupėjo kone prisiploję prie žemės. Petriukas pastatęs ausis apsidairė aplinkui ir suraukė nosį. Tau tikrai atrodo, kad čia saugu? Sušnibždėjo Benjaminas, užsimesdamas tuščią medžiaginį maišelį ant peties. Petriukas linktelėjo, mostelėjo pusbroliui liuoksėti pirmyn palei sodo virvę, ištemptą virš dailiai grėblių išlygintos žemės. Tiesiai priešais juos stūksojo vazonų pilna pono Makgregoro pašiūrė praviromis durimis. Kad ir kaip smalsu buvo dirstelti vidun, triušeliai turėjo kitų planų. Juos domino tai, ką pagaliau bus galima sugraužti. Petriukas su Benjaminu pirštų galiukais nutipeno už pašiūrės ir vos neatsitrenkė į patį poną Makgregorą. Jiems pasisekė, kad jis buvo nusisukęs į juos nugarą ir kaip tik lenkėsi prie karšto muilino vandens kibiro ištraukti kempinės. Triušiai žiūrėjo, kaip ponas Makgregoras ėmė valyti murzinus savo šiltnamio stiklus. Štai, sušnibždėjo Petriukas, besdamas piršteliu. Jis pagaliau surado tai, ko jie čia ir atvyko. Benjaminas pažvelgė, į ką letenėle rodo jo pusbrolis ir pamatė visą eilutę rausvų lapuotų daržovių pupsančių ant žemės. Ridikėliai, sušnibždėjo Petriukas, kiek jų čia daug ir visi jie mūsų. Benjamino tėtis paprastai mėgo ridikėlius ir pažadėjo padaryti salotų, jeigu tik triušeliai parneš jų vakarienį. Grokšt, grokšt, grokšt. Ponas Makgregoras kempine brūžino šiltnamio stiklus. Abu triušeliai stebėjo, kaip sodininkas užsilipa ant medinių kopėčių, kad pasiektų stogą. Atsargiai pastatęs kibirą ant viršutinės kopėčių pakopos, jis ėmė švilpauti kažkokią neaiškią melodiją. Geresnės progos nebus, sušnibždė Petriukas ir abu triušeliai nuskuodė pirmyn. Benjaminas lysvę išrovė pirmą, Petriukas antrą ridikėlį, o tada ėmė krauti gėrybes į medžiaginį maišelį. Ridikėlis po ridikėlio ir maišelis visai išsipūtė. Petriukas sukikeno. Kur kas lengviau negu tikėjausi. Kai triušiukų maišas jau buvo beveik pilnas, Benjaminas staiga sustingo. Kažkas čia ne taip. Apimtas siaubo, jis žvilgterėjo į Petriuką. Ponas Makgregoras nebešvilpavo. Nebesigirdėjo ir kempinės gurgždėjimo. Iš tiesų visame sode stojo kurtinanti tyla. Atsisukę triušeliai pamatė tiesiai į juos, primerktomis akimis, dėbsantį iš įsūčio išraudusi sodininką. Triušiai! Suriko ponas Makgregoras ir atsivedėjęs paleido į juos permirkusią kempinę. Saugokis! Tūpdamas sukliko Petriukas ir kempinė praskriejo jam virš galvos, aptaškydama abu triušelius muilo burbulais. Triušiai kaip įmanydami sprūko skersai daržą, iš paskos tempdami ridikėlių maišą ir vėtydami žemes į šalis. Ponas Makgregoras suriaumojo dar garsiau ir vienu šuoliu nulėkė ant žemės. Pasileidęs per ką tik pasėtą lysvę, jis giliai įmynė pėdas rūpestingai užpurentoje dirvoje. Sugrįžkit! Rėkė siūtęs sodininkas. Čionai! Sušuko Petriukas. Bet vartai ten! Sudejavo Benjaminas, rodydamas į priešingą pusę. Mes niekaip nepasprūksime. Pasitikėk manim! Gaudydamas kvapą tarė Petriukas, apsukdamas ratą daržo galo link. Triušiai apšuoliavo pašiūrę ir nuskuodė šiltnamio link, sumindydami dar daugiau lysvių ir išvartydami visas šakes ir kastuvėlius.
Mano žirniai, mano pupos, mano morkos. Ponas Makgregoras lojo tarsi šuo. Kai Petriukas ir Benjaminas pribėgo kopėčias, įsiutęs sodininkas griebėsi akmens. Lenkis! Sušuko Petriukas ir akmuo praskriejo pro šalį. Nors ir nekliudė triušiukų, su didžiuliu triukšmu iškulė šiltnamio stiklą, tik tai torkš. Kaip niekad įniršęs, ponas Makgregoras apsidairė aplinkui ieškodamas triušiukų. Bemat surado, kur jie slėpėsi, nes baltos jų uodegėlės kyšojo iš už kopėčių. Netokie jūs ir gudrus, niekšai, susiraukęs ir rėkdamas sodininkas stačia galva pasileido kopėčių link. Išskėtęs rankas jis taikėsi vienu ypu pačiupti abu triušelius. Dabar! Sušnabždėjo Petriukas ir bičiuliai dėjo į kojas. Tik ponas Makgregoras nebegalėjo sustoti. Jis rėžėsi į kopėčias ir tiesiai ant jo nelaimingos galvos nuvirto kibiras, sklidinas muiluoto vandens. Oi, dar pačiupsiu jūs, zuikiai nelaimingi! Rėkavo kiaurai permirkęs sodininkas mojuodamas kumščiais. Bet triušelių jau niekur nebuvo matyti. Visai netrukus Petriukas su Benjaminu prasispraudė pro sodo vartus ir nuskudė iki girios nė nestaptelėję. Nusimetęs maišą nuo peties, Benjaminas atsiduso. Tikiuosi, šie ridikai buvo verti tokio vargo. Verta buvo vien pamatyti tokias pono Makgregoro maudynes, nusišypsojo Petriukas. Abu triušeliai juokdamiesi nušuoliavo į Benjamino urvelį. Skaniai pavakarieniauti. Tiek pasakos šį kartą. Ačiū Jums. Kitą skyrių pamatysite po kelių dienų. Iki. Gyvos pasakos.